Noriu su jumis pasidalinti situaciją, kuri atsitiko su manim šiandien autobuse ir noriu išgirsti jūsų nuomonę. Tai iš anksto noriu pasakyti, kad aš nesu rasistė, kad aš nežeminu žmonių dėl jų nacijos, dėl odos spalvos ir taip toliau. Bet kol tai neliečia manęs. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie babajus. Mes su jumis praleisim tą, kad Vilniaus kurjeriai susidaro pilnai iš babajų ir sutikti lietuvių čia yra, aš nežinau, jackpotas. Ir tie babajai negali tiesiog surišti dviejų žodžių net angliškai, ką mes kalbame apie lietuvių kalbą. Tai aš šiandien važiuoju namo autobuse labai pavargusi, aš dar susirgusi, man tiesiog nėra nuotaikos, aš tiesiog sėdžiu ausinėse ir važiuoju. Man, tiesiog nėra skirtumo, kas ten vyksta visur aplinkoj visoje, ne, aš tiesiog, tiesiog važiuoju, kada važiuoti namo ir tiesiog atsigulti į lovą, nežinau, kažką pavalgyti ir viskas, ir tiesiog gulėti ir nematyti žmonių. Bet turbūt Dievas turėjo ant manęs kitų planų, nes tiesiog užeina babajus, įlipa į autobusą babajus ir prisėda prie manęs. Aš iš vis neatkreipiau dėmesio, čia yra paprastas dalykas, čia yra normalu Vilniuje. Tai gerai, aš toliau važiuoju tam autobuse ir jau privažiuojam prie mano stotelės ir laikas lipti. Dar ką norėjau papildyti, aš pastebėjau, kad tas babajus jau prieš tai ant manęs kreivai žiūrėjo, aš galvoju gerai. Tai aš sėdėjau prie lango ir kad man išeiti, man reikia, kad jisai patrauktų savo kojas. Tai aš tiesiog atsistojau ir pradėjau laukti, kol jisai tiesiog patrauks kojas. Noriu dar kartą paminėti, kad aš buvau ausinėse ir aš tiesiog matau, kad jisai man kažką sako. Aš negaliu suprasti, kas ten vyksta tiesiog. Aš išėmu vieną ausinę ir girdžiu nuo jo "You cannot say atsiprašau when you want to go". Ką? Man prasidėjo tokia agresija, aš jam sakau "You cannot speak Lithuanian", o jisai man sakys "I can speak Lithuanian anything you want". Ką tu gali speak Lithuanian? Ir žinot, aš vos išsilaikiau, kad pasakyt "then shut your fucking mouth" or "speak Lithuanian" or "go to your country", okay? Bet aš kažkaip susilaikiau, nes žinokit, man dar reikėjo į Maksimą nuvaryti. Aš norėjau valgyti ir nenorėjau tiesiog savo nervų ten ant kažkokio babajaus. Kaip čia? Jūs supratote. Visi į jį tiesiog po to autobuse žiūrėjo kreivai, ir labai keistas babajus. Kaip jūs galvojat, ar čia yra normalu, ne savo šaly kažką dėliot? Tiesiog man įdomu, ar čia yra normalu tiesiog čia aiškinti kažką ir taip toliau, kai tu lietuviškai vieną žodį gali pasakyti, ar tai su klaidomis.